Ar girdėjai, kai nakčia staiga pakilo vėjai? Šį vakarą vyksta vienas iš Lietuvos kultūros sostinės koncertų. Mūsų sinagogoje koncertuoja Dmitrijus Golovanovas ir Veronika Čiči. Aš virpėjau, kai nakčia staiga pakilo vėjai. Profesionalaus meno, klasikinės muzikos, džiazo, renginiai, koncertai Žiežmariuose jau turi tokias gražias, gilias tradicijas ir jie tikrai sutraukia daug klausytojų, žiūrovų. Birželio 2 dieną, lygiai po mėnesio, Žiežmarių kultūros centre vyks tarptautinis Pažaislio muzikos festivalio koncertas. O birželio 13 dieną mes vėl visus pakviesime į Žiežmarių sinagogą grupės Subtilus koncertą. Taigi visada durys atviros ne tik lankytojams, kurie domisi mūsų Žiežmarių paveldu, mūsų krašto istorija, bet ir žmonėms, kurie lanko koncertus. Labai šaunus koncertas, suteikiantis daug įvairiausių emocijų, apmąstymų. Labai džiugu, kad tokie nuostabūs atlikėjai būtent aplankė mūsų kultūros sostinėje, Kaišiadoryse. Tad ačiū jiem labai už tai, už patirtas emocijas ir puikų laiką. Mes esam sužavėtos, pakerėtos, nublokštos kažkur labai toli, su vėju. Labai patiko kūrinys jos pačios kurtas Vėjas. Labai emocionalus, nuostabus santykis, pianino ir vokalo ir turbūt širdžių artumas. Labiausiai mane priblaškė tai, kad aš atvažiavau visiškai be jokių tikimybių ir išėjau. Tiesiog sprogo viskas viduj, tiesiog aš be žodžių. Sekite visas kultūros sostinės naujienas ir laukiame svečiuose.